Labas visiems, sveiki atvykę arba užsukę mano kanalo. Labai prašom. Pagalbį pasiims, kad man būtų jaukiau kalbėti prieš kamerą. Šiandien šiaip iš tikrųjų net nežino, koks bus video, kas jame bus, kaip jis atrodės, nes man pačiai viskas yra naujien. Tai šiandien bus mini vlogelis, kadangi įskrend į Portugaliją. Ir žiauriai laukia ir labai laiming. Ir čia ta kelionė, kuri bus, gal sakyčiau, pirmą kartą toks savarankišk, nes mano partneris jau yra Lisabonai ir aš atskrendu šiek tiek vėliau. Šis skrydis man kelia tokį kaip ir jaudulį, nes skrend vien su persėdimas ir dar viskas užtruks 10 valandų, nes Frankfurte reikės laukti 4 valandas, tai tikiuosi, kad suras visko, nueis ten, kur reikia ir viskas bus kuo puikiausiai. Nes dažniausiai aš nežinau kaip jūs, bet tarkim man keliaujant su partneriu, aš nieko negalvoju, man gal visiškai būna atsipūtus, atsipalaidavus, jis ten padaro check-ins, jis ten viskas sužiūri, kur vartai viskas ir aš tiesiog einu paskui jį ir rami galvoju. Dabar jau reikės biški būti savarankiškesniai. Na, bet viskas bus gerai, nusipirka labai įdomią knygą, vėliau jums parodys. Aplamai daugiau viską jaučiu parodės oro uoste, ką nusipirko, nes kelionė šiek tiek užsipirko ir naujų rūbų, ir naujų dalykų. Portugalijoje šiaip iš tikrųjų ilgai nebūsim iki šeštadienį, bet vis 2 dienas laisvus turės, tai tikrai stengsiu kuo daugiau pakeliauti ir parodyti. Va, man atrodo, aš nedaug žodžiausi, nes namuose aš tiesiog nieko nedarau, dabar sėdžiu ilsiuosi. Čia bus geriausia mano kelionė. Žiauriai laiming ir pasimatom kitos video. Atvyko į oro uostą, praėjo patikrą, žodžiu, viskas yra kuo puikiausiai. Oras tikrai nedžiugiam. Išvykstu pačiu laiku pasigaudyti saulės spindulių. Šiaip senokai, net tiek senokai aš keliavau, į Turkiją važiavom su šeim, bet oro uostas žiauriai pasikeitęs, Bakaliaus lounge'as atsiradęs, tai labai fain, iš ten kaip tik vartai bus ir bus prie pat lounge'o, tai viskas žiauriai atsinaujinę ir labai fain atrodo. Atvarėjau į Frankfurto ir šiaip skrydis buvo labai greit, valandų 5, jeigu neklyks, bet aš spėjau ir pamiegoti, ir knygą paskaityti. Dabar varo iki savo terminalą, turi virš 3 valandų, virš 3, beveik 4 valandas kažką paveikti, tikrai nuvarys pavalgyti, paskaitys knygutę. Tikėjausi, kad bus ilgiau viskas ir sudėtingiau, bet viskas tikrai yra labai paprasta, svarbiausia sekti ženklas. Kad ir kaip keistai dabar atrodo, žmonės žiūri, kad aš filmuoju. Užsisakiau tokį sumuštinį, nes tikrai šalkus ir nuo pusryčių nieko normaliai nevalgius. Bet su pirmu kąsniu galiu pasakyti, jis buvo vertas. Šiaip oro uostas ganėtinai tuščias, nežinau, gal kad... gerai, negali sakyti, kad oro uostas tuščias, nes vakaras. Jau pabiški, bet iš tikrųjų jis nėra perkrautas, jis toks serdavas ir žmonės nesistumda ir visiems daug vietos. Tai suvalgytus sumuštinį dabar tiesiog biški bando pajudėti, gal kažkur rais, kur arbatas pasimti, nes nenorėjo ten biški sėdėti. Kažkaip, nežinau, nebuvo labai ir jau, kad lygčiau sėdėti. Tai va, dabar šiek tiek pasivaikšto. Nieko šiaip gerą neradau, ten iš šono tokios kaip ir kavinukės yra. Tai aš tiesiog praėjau visų to liniją, nieko gerą nepamačiau kaip oro uoste. Tiesiog nusprendžiau ateiti, atsisėsti ir pasižiūrėti, kaip važinėčiau tie lėktuvai, laukti savo skrydžią. Kadangi turiu nusipirks knygą, čia yra viena iš mėgstamiausių mano autorės knygų. Ir aš realiai perskaičiu, jeigu žinot, tikrai žinot, Erškėčių paukščiai, Prisilietimas ir dabar Saldžiai kartu. Man jos knygos tiesiog susikramta kaip, nežinau, skaniausios siemkos, žiauriai greitai perskaito, nes tiesiog negali atsitraukti nuo siužetų, nuo tų visų veiksmų, tai tikrai labai fain knyga. O kitas dalykas, ko nusipirko skrendant į Portugaliją, šito 4F striukytę. Aš taip norėjau 4F striukės, mano partneris jau turi ir jisai žiauriai patenkins ją. Jis atsako, oi, čia pat geriausia striukė, ten, žodžiu, nei lietus nepraleidžia nieką, tai aš galvoju, aš irgi noriu, bet jau daug kainavo. Bet šįkart sau leido ir pasiėmiau tokius striukę, jinai turi kišenėm, pavyzdžiui, čia paso laiko dabar, jau yra. Čia dar kišenė yra, tikrai labai fain ir patogi.
Nusipirku šitos Buds, bet realiai jie yra tik vienkartinė. Nes taip pat nedaug kainavo ir va jau išsipurvino biškį. Tokie pasivaikščiot, minkštus, labai patika. Ir šitas kelis iš H&M, tiesiog paprastas džinsai. Aš žinau, man reikėtų išsidrasinti, labiau kalbėti, rodytis prie žmonės, bet aš manau, tai su laiką ateis. Dabar biškį nejauku, nors taip pat turėtų nerūpėti, kokie galvoja. Tai va, lauk skrydžio, skaitys knygo ir pasimatysim jau Portugalijoje. Nu tai ką, welcome, sveiki atvykę. Dabar lauks tavo partnerė. Jis turi ataryti manęs pasitikti. Dabar yra 11 valanda vakaro. Žiauriai noriu miegą, nors tipo lėktuve miegojo, bet vis tiek žiauriai noriu miegą. O, žiūrėkit, bolts yra. Tai nepražūs jeigu kas. Tai va, šiandien tiek, susitinkam rytoj, gal šiek tiek saulėto jau dieno. Labanaktis. Pagaliau. Labą dieną, dabar jau yra 2:30 dienos. Buvo taip nuostabiai įsimiegot. Po tokia ilga skrydžias, persėdimas, tikrai buvo žiauriai gerai įsimiegot nakts ir buvo jau papusryčiauti. Tai buvo jau ir mieste išėjus, apsižiūrėjo, kaip kas vyko, kur metro, su partnerė paikščiojom, tai šiek tiek parodys tų vaizdo įrašų, ką jau pafilmavau. Ir dabar ruošiuosi išeiti papietauti vieną kažkur. Nežinau, mačiau už kampo yra Makas. Tai galvoju, kad nueiti į McDonald'ą, pavalgyti ir tada toliau vaikščioti. Pirms pastebėjom, kad iš tikrųjų viskas labai pig. Aš nežinau, ar mes čia įpratę gyventi prie brangesnių kainų, bet tikrai viskas labai pig ir pats maistas ir viski dalykai. Tai tikrai, jeigu aš eisiu užeiti parduotuvę, aš jums parodys. O į miestą einu iš tikrųjų be jokio planą, nes kiek teko šiandien eiti, absoliučiai, kad ir už kokią kampą pasuks, viskas labai graž, viskas labai fain ir labai pasisekė su oru, nes saulė, vakar visą dieną pralyja. Tikiuosi, kad šitą dieną bus labai smagi ir šiek tiek pasivaikščiosim, nes ir taip labai daug laiko neturi. Iki 6, nes 6 grįžti mano partneris ir tada kažką sugalvosim jau nuveikti. O dabar aš manau, be jokio plano, lėkim miesto. Kiek jau teko apsieiti, žiauriai graž. Šiaip labai apgaulingas oras, nes saulė kaitant saulės žiauriai karšt, bet kai tai pavėsi, puč labai šaltas vėjas. Labai, man atrodo, lengviau yra sušalti, tai pasirenku geriau varyti su striukiu. Dabar varu tiesiog pasivaikščioti, tikiuosi nesušals. Juokas atėjo į McDonald'ą ir užsisakė Big Mac'o su bulvytė ir Lipton arbatą. Pigiausias variantas, man bendrai gavas 6,30 €. Tai pigiai. Tai varu pavalgyti. Pavalgiau. Negaliu pasakyti, kad ypatingas skan buvo, bet tiesiog užkando, kad galėčiau tęsti savo kelionę. Tai va, dabar šiek tiek parodys miestą, nes tik išeis iš viešbučio, ten galite matyti kažkokią statulį. Reikės labiau pasidomėti, kas tai per statulę, o dabar tiesiog eis pasivaikščioti alėją ir galėsim kažką daugiau matyti. Čia kaip ir žiemskaitas, bet ta žaluma jinai vis tiek tokia ryški. Va, gal gražiau matys. Gražiai. Kiek Lisabono jau teko vaikščioti, tai labai gražu, kad visi, tarkim, tą kelią, šalykelį, tokiom plytelėm, mozaikiniam, išklot. Tikrai labai tokia, nežinau, prabangumą, gražumą, tos estetikos duod. Užtraukit striukį, nešalt, biški, sakau, čia šalt, karšt, kaip nesezons, taip labai sunku pasakyti, koks oras. Aš įsivaizduoju, kaip vasaro, pavasarį, aplamai, kai čia viskas žali, kaip čia turėtų būti graž. Nes man ir vaikštant alėjos, žiauriai gražu. Šiaip rekomenduojam Lisabonoj yra pravažiuoti su šituo tramvajum, jis kažkokiais tai kitokiais keliais vež, bet aš matau, kad nebetilps, nes žmonių labai daug lauk prie ją.
tai teks kitam kartui, bet tipo veš pro gražiausius vietą. O aš sugalvojau eiti į Rožinę gatvę. Ir pavyzdžiui, man kaip gyvenančioj lygumose, tokie kalvelės, nu tiesiog kaip ger sporto salė, žiauri pakert kojas. Kad ir pavyzdžiui dabar ištisai įkalnė, tipo visą laiką lipt, nu tai arba lėtai lip, arba tavo kojas gerai užsportuotos, vienas iš dviejų. Tikras iššūkis šitą Lisaboną. Žiauriai uždusus, bet... Here I come. Oh, here I come. Oh. Aš atsaku, čia kiekvienas pakelims, nusileidims yra kažkas tokia. Man atrodo dar vieną parkelį, kuris dar aukščiau pakyl. Kitoj. Pažiūrėsim iš ten. Žalytis kvaps toks. Kažkas mėgaujas ne tik vaizdu, bet ir keliauja iš Lisabonos kažkur. Oi, gražu čia. Žiauriai gražu čia. Dar ir Geba dainuoja, nu čia tiesiog viskas susideda. Labai gražu. Labai. Ant video pastebėjau, kad mano veidas labai atrodo randuots nuo aknės. Jis toks baisiai nėra, gal. Realiai Portugalijai pasižym, nu ne ves Portugalijai, negali sakyti ves Lisabon. Jinai pasižym tom savo mozaikom, tom plytelėm spalvotom, vis miestas pilns jų. Tai tiesiog dairytis. Šiaip labai graž, kiekvienas kams žiauri graž. Tai va dabar eini iki vienas iš lankomiausių tipo Pink Street vadinas, Rožinė gatvė. Ten turėtų būti labai graži ir taip takučiu eis iki pakrantės. O papuls šiek tiek prie pakrantės, kažką pafilmuos ir jau eis atgal link viešbučio, nes 6 valandą turbūt jau namuose. Nu, viešbutį. Nu, kaip pavyzdį mozaika. Ein mieste tiesiog gatvė, bet kažkur yra kampučiuose mozaikos. Tokios gražios. Ir dabar einam į lankomiausio Rožinę gatvę. Ir kaip čia atrodo. Su skėtukais. Nu, gražiai. Įdomi. Nu, pažiūrėjau tą Rožinę gatvę. Tai žinau, daug kur tokių yra. Aš dabar nusprendžiau nueiti labiau prie pakrantės ir ten pabūti. Nes kad ir kur tai eitum, čia viskas labai gražu. O kai orus dar toks neblogas, reikia naudotis protą. Va, kaip gražu. Plius, tikiuosi, per šitas dienas pavyks nuvykti va į tą pusę, kur ta statulytė. Ten realiai kaip Rio de Janeiro yra ir ten va galima matyti kaip San Francisco tilto. Tai tikiuosi per šitas 2 dienas nuvažiuosi ten. Atėjo pačilinti, tai net ir saulės akinių. Nežinau, dabar tiesiog pasėdės, pasigražės ir eis namo į viešbutį, nes 6 turi būti. Ir galvoju vis dėlto prasieiti, nes jau beveik 20 000 žingsnių padariau. Ir kadangi viskas taip gražiai, nelabai norės važinėti, tais metro ir autobusais. Ir jo, tai gal šiek tiek dar kažką parodys, kad neišklaut telefoną. Ir gal kažkokių vaizdų dar iš vakaro bus. Kokia be šitą veikėja. Vis parduotuvė. Aš kažkaip pavargs jaučiuosi. Gal kad nuo pačio ryto vis tiek tarp žmonių viskas nauja, vis tiek viskas kitaip.
tai kažkoks pavargims jaučiasi. Tai po biškį ein link viešbučio, užsuks į parduotuvę, nusipirkti kokios bandelės ar kažką dar papildomą, pailsės ir galės į naktinį miestą. Biškutę pasivaikščioti. Kažkokios razborki, tai yra muštynės vyksta, kažkas nepatenkinti, vis turėsite nebeilankytiems objektų ir graždėlę, bet kažkas pyksta, stumdas ir rėkojas. Suvenyrų šiaip pagrindiniai gatvė visokiausių piln. Aišku, pagrinde visur yra jų tos mozaikos, net ir dar atvirukai va tokie su mozaikom ir šalikėlė, absoliučiai viskas. Tai vėliau, man atrodo, reikės nusipirkti. O, čia vietoj gali išsivinėti, nežinau, vaikam, va, toks seilinukus su vardu. Aš negaliu, aš tiesiog esu euforija. Mat, filmavau moterį, kad kaip jinai tuos eilinukus daro ir jinai sako, koks tavo vardas. Ir jinai iš pradžių padovanoja man šito. Ir tada jinai man sako, koks tavo vardas. Ir aš užrašiu savo vardą. Ir jinai tiesiog man padovanoja. Taip miel, taip, wow. Euforijai. Dar vienas iš tokių įdomesnių pastatų, čia yra apžvalgos bokštelis, ten liftas va taip pakeli ir tada gali ten vaikščioti mokamas, bet žinau, kad su gidu, kuris vaikšto po miesto, gali už dyką vaikščioti. Kadangi telefonas neauksins, varo pasipildyti į Mini metro bilietėlį ir varys jau į viešbutį, nes dar norės po to nueiti parduotuvę užsipirkti, kad ir kiek galėtų vaikščioti, viskas žiauri fain, bet tas telefonas. Šitos aparatas gali nusipirkti valandos, paros bilietėlį ir pasipildyti jį. Žiauri patogioj vietoj gyvenam, nes nuo senamiesčio 2 stotelės. Tikrai labai patog, pėstute užtruktų pusę valandos. Gerai, 25 minutės, bet su metro nežinau, nei 5 minučių neužtrunka labai greitai. Tai va, grįžo namo. Tai va, pasipildžiu šiaip iš tikrųjų metro ir autobusų ir troleibusų ir visų kitų tų transporto priemonės kortelė parai. 7 eurų kainavo. Rytoj tikrai stengsiuosi išvažiuoti biškį toliau negu dabar buvo, nes noriu daugiau pamatyti, nes miestas labai gražus. Žmonės labai šilti ir atsipalaidavę. Vien ta architektūra, gamt. Tikrai, egzotiškiau negu pas mum, bet aš vis tiek atvaikštu šiandien ir galvoju, kaip graž pas mum Lietuvoje, kaip švari. Nes nepaisant tą, vis tiek ir šiukšlių yra, ir tas kvaps, ir cigarečių labai aitras kvapas. Kas rūka gal gera, bet, pažiūrėjau, aš, man tiesiog galvo momentas suspaudžiu, lytis labai dažnas kvaps, irgi apart viską, labai jauk. Tiesiog tas toks atvažiuoja į užsienį ir nežinau, man dažniausiai, mes su partneriu kalbėjom, kad dažniausiai toks įdomus jausmas, tu tiesiog labiau atrodo atsipalaiduoji ir nebegalvoji apie nieko, nes žmonės čia nekreip dėmesį, kaip tu atrodo. Ir Lietuva gal nekreip, bet vis tiek mes tokie labiau gal piktesim žmonės atrodom, o čia tikrai labai atsipalaidavę, tai patys geriausi įspūdžiai ir labai fain. Tiek jau šiandien iš tos Lisabonos, vakar gal išeis dar į miestą, tai pamatysit vaizdą įrašų daugiau tų kadrų, bet gal nebevlogins. O rytoj iš naujo pradėsim dieną ir pamatysim dar daugiau ir įspūdingesnių dalykų. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki greito. Čiau.